Pirmininkė, ponios ir ponai, lygiai prieš 2 metus Europos komisijos, Europos parlamentui pateiktas pasiūlymas dėl vystomojo bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo finansinio instrumento reglamento nepatenkino Europos parlamento. Reglamentas siekia sumažinti Europos parlamento bendro sprendimo priėmimo galias, neatitiko vystomojo bendradarbiavimo politikos principų, suplakdamas ekonominį bendradarbiavimą su besivystančiomis ir išsivysčiusiomis šalimis. Šiandien antrojų svarstymų diskutuojame kito pavadinimo dokumentą dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento nustatančio vystymąsi remiančio bendradarbiavimo finansavimo priemonę. Vystomojo bendradarbiavimo komitetui buvo ypatingai svarbu turėti vystomojo bendradarbiavimo finansinį instrumentą skirtą tik besivystančiom šalim. Antrajam svarstymui pateiktas dokumentas yra realiai kompromisinis Europos parlamento, tarybos ir komisijos dokumentas, pasiektas trišalėse dėrybose. Atstatyta bendro sprendimo taisyklė, biudžeto skaidrumas ir atskaitomybė parlamentui, sugrąžintos buvusios biudžeto eilutės, atstatytos detalios finansinės nuostatos ir specifiniai vystomojo bendradarbiavimo instrumentai. Pabrėžtina, kad sutarta remiantis Europos bendrijos sutarties 179 straipsnių, kadangi bendraja pozicija užtikrinamas, platus vystymas remiančio bendradarbiavimo apibrėžimas ir platus veiksmų pasirinkimas pagal geografinės ir teminės programas. Geografinės programos apima Lotynų Ameriką, Aziją, Centrinę Aziją, Artimuosius Rytus ir Pietų Afriką. Iš tematinių programų nurodytos tokios kaip investavimas į žmones, aplinka ir tvarių gamtinių išteklių, skaitant energijos išteklius valdymas, vystymosi procese dalyvaujantis nevalstybiniai subjektai ir vietos valdžios institucijos, maisto sauga ir migracija ir prieglobstis. Džiugu, kad buvo sutarta dėl pagrindinio švietimo ir sveikatos apsaugos finansavimo ir tam bus skirta virš 20% vystymuisi skirtų lėšų, kas yra Europos parlamento vystomojo bendradarbiavimo komiteto vienas iš prioritetų. Komisija įsipareigojo vykdyti didesnį tikslų įgyvendinimo stebėseną. Tuo mes pastoviai pasigesdavome tvirtindami biudžeto įvykdymą. Reglamentas dėl vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės pakeitė 16 šiuo metu galiojančių teisės aktų ir tai jau geras žingsnis ES teisėkūros tobulinimui ir supaprastinimui. Siūlau pritarti reglamentui be papildymų ir be pakeitimų. Ačiū.